Sveiki, čia Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Šiandien aš noriu parodyti, kaip aš mokausi anglų kalbos žodžių su programa SuperMemo. Programa veikia flashcardų principu ir čia yra du pagrindiniai langai. Viršutinis langas yra klausimas, apatinis langas yra atsakymas. Aš esu įsidėjęs čia dar ir trečią langą, kur yra garsas. Dabar kam man reikalingas garsas? Garsas man reikalingas tam, kad aš žinočiau, kaip tas žodis yra tariamas. Spaudžiu ir klausau. And I donated some money to the Big Cat exhibit and got myself invited to do things like go in for the animal feeding. Kad pradėti kartojimą, man užtenka paspausti mygtuką Learn. Taigi turim pirmą klausimą ir pirmas dalykas, ką aš darau, iš karto žiūriu į tą žodį, kuris yra paryškintas. Jeigu aš žinau, ką jis reiškia, aš spaudžiu atsakymą, Show Answer. Jeigu aš nežinau, ką jis reiškia, vis tiek spaudžiu tą patį mygtuką Show Answer. Schliemann was able to express his thoughts orally and in writing after about 6 weeks of self-study. Taigi pirmiausia, aš girdžiu garsą ir programa prašo manęs duoti jai grįžtamą ryšį. Aš turiu programai pasakyti, ar aš šitą žodį žinau gerai, ar ne. Jeigu šitas žodis man yra aiškus iš karto, jeigu tik pažvelgęs į jį, aš akimirksniu žinau atsakymą, tuomet aš spaudžiu mygtuką Bright. Jeigu žodis man yra lengvas, tačiau atsakymas nešauna į galvą per 1000 dalį sekundės, tada aš spaudžiu mygtuką Good. Šitą mygtuką aš spaudžiu ir tada, kada nežinau, ką reiškia žodis. Tačiau pasižiūrėjęs į sakinį, jį suprantu lengvai iš konteksto. Taigi šiuo atveju irgi spaudžiu mygtuką Good. Trečias mygtukas yra Pass. Šitą mygtuką spaudžiu tada, kada šitas žodis yra pakankamai nelengvas ir aš negaliu jo taip staigiai lengvai atsakyti, tačiau vis dėlto šiek tiek truputį porą sekundžių pagalvojęs, vis dėlto daugmaž įsivaizduoju, ką jis reiškia. Tada spaudžiu Pass. Jeigu šiek tiek pagalvojęs ir įsivaizdavęs, ką reiškia tas žodis, paspaudęs mygtuką Show Answer, matau, kad aš vis dėlto atsakiau neteisingai. Prasmė artima, bet neteisinga. Tada spaudžiu mygtuką Fail. Dabar, jeigu man tas žodis atrodo labai pažįstamas, bet vis dėlto aš pamiršau, neatsimenu, ką jis reiškia, tada spaudžiu mygtuką Bad. Ir jeigu tas žodis yra totaliai užmirštas, neatsimenu, atrodo tai tarsi pirmą kartą įmatyčiau, tada spaudžiu 0. Šitas klausimas man lengvas, todėl aš spaudžiu Bright. Spaudžiu Next Repetition ir einu prie kito klausimo. Show Answer. I was trying to figure out why the hell do so many romance novels sell. Atsakymas Good. Ir taip toliau. Dabar aš stabdau mokymosi procesą ir papasakosiu trumpai, kas vyksta toliau. Čia matau mažą klaidelę. Ją galima ištaisyti, galima palikti, tai nėra svarbu. Svarbu, kad aš suprantu prasmę. Taigi, pagal mano šitus atsakymus, programa SuperMemo skaičiuoja intervalus, kada reikia kartotis sekantį kartą. Kiekvienas žodis, kiekviena šita frazė turi savo individualų kartojimų grafiką. Jeigu aš atsakinėju lengvai, vadinasi, programa nukelia tą žodį, tą sakinį į tolimą ateitį. Jeigu aš atsakinėju sunkiai, programa užduoda trumpus intervalus, duoda man pasikartotą žodį dažniau, kad aš jį greičiau atsiminčiau. Jeigu aš buvau įsiminęs žodį gerai ir tarkim pakartojimas buvo nukeltas po metų ir po metų aš jo jau nebeprisimenu, vadinasi, programa vėl mažina intervalus, tol, kol aš tą žodį įsiminsiu.
kada aš atsakinėsiu gerai, tas žodis bus vėl nukeltas į tolimesnę ateitį. Taigi, kokia prasmė yra naudoti šitą programą? Atsakymas labai paprastas. Mes įpratę žodžius mokytis. Tai yra gaišti tam laiką. Čia žodžių mokytis nereikia. Viskas, ko reikia, tai juos peržiūrėti tada, kada programa mums apskaičiuoja laiką. To pakanka. Patikėkit manim, aš jau dirbu su šita programa 14 mėnesių, to pilnai pakanka. Per 14 mėnesių nesimokymo pas mane žodžių įsiminimas yra daugiau negu 97%. Taigi programa dirba. Programos paskirtis yra išvaduoti mokinį nuo bereikalingos gaišaties, kad jis nesimokytų tų dalykų, kurių nereikia, ir kad jis nesikartotų tų dalykų, kuriems dar neatėjo laikas. Tokiu būdu mes laimim daugybę laiko. Todėl mes galim į šitą programą krauti dar daugiau žodžių. Nereikia turėti iliuzijų, kad šita programa jūs išmokys naujų žodžių labai greitai. Tai nėra kažkokia super greito įsiminimo technika. Tai yra ilgalaikio įsiminimo technika. Tai yra informacijos įtvirtinimo ilgalaikėje atmintyje sistema. Jūs nesimokot, jūs pasižiūrit vieną kartą, antrą, penktą ir pagaliau jūs atsimenat. Tai galbūt įvyks kai kam iš karto, kai kam po antro, po trečio pakartojimo, kitam žmogui galbūt po 7. Sistema duoda rezultatą per tam tikrą laiką. Jūs neišmoksit tų žodžių staiga. Tačiau po metų jūs pamatysit, kad jūs mokat tiek žodžių, kiek dar nesapnavot. Taigi šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Užeikite į mano blogą. Ten surasit daugiau informacijos apie visus šitus dalykus. O kol kas atsisveikinu ir iki kito karto. Iki.